gavom tokius slenksčius už labai pigiai. Tai čia yra nuo Kupo M slenkščiai ir bandysim jos pritaikyti ant sedano. Kuom M slenkščiai Kupo ir sedano skiriasi, tai va, kad Kupo yra toksai lenktas, slengstis pūstas, kuris man labai gražiai atrodo. Tai va, nežinau, nesu matęs ant sedano, kad kažkas būtų uždėjęs, bet šiaip iš ilgio jisai kaip ir vienodas yra. Šitas tvirtinimas į fiksatorius atrodo panašus ir pagal viską reikės tik tais pergręžti šitas skylės, kuri patys slenkstį dar tvirtinas ir turėtų užsidėti. Kaip ir idealiai, na, pažiūrėsim, aišku, paskui ant mašinas primesim. Tai vat, tokie slenkščiai. O kom sedano M slenkščiai, ta prasme, kokie yra, tai realiai kaip ir stokiniai ten truputį gale forma skiriasi, bet jie nėra pūsti. Nusėmiau vieną slenkstį, tai džiaugiuosi, kad slengstis visiškai tvarkingas, neturi visiškai rūdžių. Kaip laikosi slengstis, tai ant tokių kaip ir fiksatorių ir iš apačio yra šponkės dar iš apačios. Nežinau, kokias dėl 8 ar 10. Ir jo, tai dabar vat nusiplausiu šitas vietas ir jau slenkščiai yra nudažyti. Tai jos reikės dar šiek tiek pritaikyti, kad iš apačios užsidėtų normaliai. Ir galėsim bandyti uždėti Kupo MTX slenkščius ant sedano. Tai va, vien šalia kito palyginimui, viršų yra Kupo, apačioje yra sedano paprastas, tai taip gal vizualiai netaip iškart matas, bet čia maždaug tas lenkimas yra ties centru, o čia yra čistai ties apačia ir jisai toksai pūstas tas slengstis. Tai, nežinau, uždėsim, žiūrėsim kaip atrodo. Išsėmiau visas šponkės ir šitoje pusėje, tai va daug maž vaizdas kaip atrodo su senu slenkščiu, originaliu. Ir Kupo slengstis toksai pūstas, nežinau, man gražiai atrodo. Paplatina biškį tą automobilį ir šiaip tokių aštresnių linijų biškį prideda. Slenkščiai uždėti, o dabar mėginsiu ant bagažinės uždėti tokį CSL tipo spoileriuką. Nežinau, pažiūrėsim kaip atrodys, biškį pakels tą šikną, tokia biškį plokščia. Čia iš vidaus stiklo pluoštas, iš išorės aišku nudažytas pagal kėbulą spalvą. Ant bagažinės pasižymėjau, ties kurią vietą kaip ir turi sueit kampai, kad būtų lygiai abiejose pusėse. Tai dabar, nežinau, pasiskaitysiu dar klijų instrukciją, nes naudosiu tokius kaip ir stiklo klijus. Ir žiūrėsiu, gal reikia biškį pašiaušti tą paviršių, tai tada su Scotch Brite šiek tiek sutrinsiu, kad geriau kibtų. Aš šiek tiek sušiaušiu paviršių čia, kaip ir bus klijai, tai aišku, klijus tepsiu ne ant kėbulo, ant pačios detalės, tai va tokie kažkokie stiklo klijai, kurie turėtų sudžiūti kažkur per valandą laiko. Nežinau, pažiūrėsim, kaip laikys, kaip priglus, nes vis tiek tą spoilerį reikia šiek tiek prispaudus laikyti, kad jisai normaliai sukristų į vietas. Tai nežinau, žiūrėsiu, gal kažkaip aplink bagažinę prišiu jį su kokiu šniūru, kad prispaustų ilgesniam laikui palaikyti, nes valandų laiko tikrai neišlaikysi su ranka, manau. Jo, tai ką, bandom užsimest klijų ir žiūrėsim, kas gausis. Užtepiau tokį sluoksnį. Nežinau, žiūrėsiu čia ant kiek ištrykš, iš karto valyt bandysiu, jeigu ištrykš. Ir jo, bandom prispaust. Iš pirmo žvilgsnio gal ir nelabai matas, kad netgi yra kažkas, bet padaro tą bagažinę tokią apvalesnę, ne tokią, ta prasme, plokščią. Aišku, detalė gal nėra visiškai idealiai priglundinti, čia va tarpukas mažas yra, nes vis tiek neoriginali detalė, bet prisiklijau, šiaip atrodo neblogai, iš pirmo karto niekur nieks neištryško, nes tą prasme klijus dėjau ne prie pat krašto, uždėjau lipnios juostos, kad detalė nenuslinktų, kol džiuvo klijai, nes jie vis tiek tokie elastingi yra, tą patį daro ir langams, kai klijuoja langus, tai nuo čia į čia užklijuoja, kad langas tiesiog nenuslinktų, kol džiuvo, tai nežinau, žiūrėsiu kaip laikys, šiaip spalva viskas gražiai atrodo, aišku, juoda spalva nėra sunku nudažyti, bet ir blizgučia atrodo, kad vienodai turi, tai va tokia jinai labiau lenkta gaunas. Nežinau, bendras vaizdas, kol kas tikrai tenkina mane. Dabar ką noriu padaryti, tai pasikeisti priekinį bamperį, kadangi buvau čia pasigavęs gyvūnėlį vieną, jisai perskėlęs.
Šiaip jau čia vat vietomis pasilupęs, padaužytas nuo akmenuko. Taip pat naujus priešrūkus turiu, nes šią akmenį irgi prasileidau į priešrūką. Ir turiu CSLs tipo lipuką, kuris taip pat prisidės. Dar pažemins tą priekį. Nežinau. Realiai vienintelis gražus lipas ant Kim6 man bent jau. Tai pažiūrėsiu, kaip jis atrodys. Aišku, biški būna ir kitokių stilių, ta prasme biški platesnį ir panašiai. Radau tokį, būtent plastikinį. Būtent plastikinį lipą. Tai turėtų būti biški atsparesnis ten negu stiklo pluošto. Tai va, turi ir naujai perdažytą originalų bumperį, čia buvo ne originalus, taivaninis kažkoks. Tai užsimėsim ir tą. Realiai bus pilnas originalus ampakas, išskyrus kas linkščiai nesedano kupo. Spoileriukas irgi kol kas neblogai laikas. Kaip ir išdžiūvo. Atrodo ganėtinai neblogai. Slinkščiai irgi biškį vaizdą prideda. Dar noriu Shadowline užsidėti blizgų. Tai bandau ieškoti, bet nelabai randu, kas turėtų sveiką, geros būklės. Čia palyginimui ant kiek skirias būklė. Tai va, tas jau kaip ir praradęs spindesį, nes jisai visas yra toksai nulesiotas akmenukų ir panašiai. Na, o šitas tiesiog dulkinas. Tai vat, pasikeisim, užsimesim lipuką dar galimai. Bus labai neblogai. Virtelės irgi. Taip pat va, turiu ir naujus priešrūkus. Net nežinau kokios čia firmos. Kažkokie random priešrūkai. Realiai aš jų nenaudoju, bet ten tie irgi jau nulesiuoti nuo akmenuko. Tai bus viskas atnaujinta. Susidėsim ir bus ledas. Atidėjau vieną priešrūką. Originalų bumperį labai gražiai įsideda, standžiai įsistato. O į tą padėlkinį taivaninį tai nelabai gražiai įsistato tas priešrūkas, ta prasme toks laisvas. Čia žiauriai standžiai, nors ir neoriginalus priešrūkas. Su fenu pakaitinus plasmasis atgauna originalią spalvą, aišku reikia nepersistengti, neperkaitint, nes tada pasidai, tarsi neišsilydės. Nusėmiau vieną tą bananą chrominį. Jisai kaip ir laikos ant fiksatorių ir čia nežinau kaip kažkokių klijų. Tai bananus turiu originalių Shadowline, o šitas dalis nieko nerandu ir apskritai viso Shadowline sveiko nerandu, tai pabandysiu aptraukti plėvelę. Štai turėtų būti gan paprasta aptraukti apatinės dalis. Na, o viršutinės uždėsim originalės, biškį papoliruosim, kad geriau atrodytų, neturėtų tų mikro subraižymų. Ir nežinau, man realiai net dabar jau vaizdas labiau patinka, kai nuėmiau tuos chromus. Chrominė detalė ir originali, kaip ir Shadowline blizgi. Tai vienintelis defektas, kurio negalėsiu panaikinti. Tai va čia šitie įbrėžimai, bet pataškosim su dažais ir bus gerai. Šiaip pat jisai visas toksai pabraižytas, tai turiu poliravimo mašinėlę ir 3M Extra Fine šitą poliravimo pastą, kuri yra nei tokia, kur labai grubi, nei labai švelni. Tai šitam stepsai, manau, bus idealiai, nes nenuima daug sluoksnio ir panaikina tokius mažus įbrėžimus, o čia pagrindė maži įbrėžimai ir tiera. Tai pabandysim su šitą praeiti ir pažiūrėti, atsigaus kažkiek jinai ar nelabai. Dabar atrodo, iš to kamera gal labai nesimato, bet tikrai tų mikro įbrėžimų turi nemažai ir ant saulės jie labai gerai matosi ties tam tikrais kampais. O čia aš turėtų matytis, kad neblogai. Čia pabandysim panaikinti. Greitai vieną kartą praėjau su tą poliravimo mašinėlę, tai dar liko šiek tiek įbrėžimų, bet jau vaizdas yra žymiai geresnis negu kad buvo prieš tai. Įbrėžimai žymiai smulkesni, o pavyzdžiui, kur nepoliruota dalis.
Tai matos tokių, nežinau, hologramų, kažkokių didesnių įbrėžimų. Aišku, čia nėra žiaurus tas paviršius, bet nupoliruota dalis atgavo ir tas spalvos tokį gilumą šiek tiek. Tai dabar dar greitai praeisiu visą ir paskui dar kartą praeisiu su to pačiu ir bus matyti, kaip atrodo tada. Realiai visai pamiršau pafilmuoti, nusipirkau TV aparatą ir šiek tiek perdarinėjau kečkeną visą. Tai nes užknisa, kad laša ant žemės alyvą, tai išmečiau senąjį kečkeną ir dabar noriu pastatyti vat tokį mažesnę, kur alyva susikopia pačioj, čia laikinai, nes žiemą galbūt kažką dar bursiu. Pasigaminau tokį laikiklį. Dar čia neuždėjau, nes dar pilnai nėra išdžiūvęs, tai nenoriu nuvalyti dažų. Žodžiu, kimšau, aš tai pradėjau vėl sankabą, tiksliau galbūt net ne sankabą, o patys smagrati, nes ten dar vis dar dvimas įsidėtas. Tai žodžiu, užknisau lukštentos smagračius, tai nusipirkau dvidiskę sankabą iš Adamat Performance. Tai čia įdėjau varžtus su spiruokliam, slopinimui, vibracijų. Pabandysim viską išsipakuoti ir paskui pasižiūrėti, kaip sudėti, nes yra instrukcija atskira čia, kadangi dvidiskė sankaba, tai originalaus čia nelabai kažkas yra. Sankabos centravimo įrankis, nes jau dvidiskės iš akies labai lengvai nesucentruosi. Įdėjo naują išminamąjį guolį, kuris kaip ir senas dar geras yra, ten nedaug važiuotas ganėtinai. Bet, čia tik, čia net nediskelis, čia tiesiog andėklas. O čia yra visa pati likusi sankaba, tiesiog man įpakavo ten papildomai. Tai šiaip ganėtinai sunki, kas man patinka, nes nenorėjau, kadangi čia jau bus vienmasis smagratis, nenorėjau, kad būtų labai lengva sankaba, nes labai padidėja degalų sąnaudos. Ir aš čia su viena rankas neištrauksiu tikrai. Vat, išsitraukiam sankabą, aišku, tų kukurūzų primėčiau visur. Bliamba, tas įpakavimas, tai aišku, kokybiškas, bet kai reikia išpakuoti, tai prisimėta visur. Va, pati sankaba, tai vienmasis smagratis, kadangi jis turi būti gilesnis, čia aukštesnis custom visiškai smagratis, nes turi tilpti 2 diskeliai. Čia sankaba, kaip matau, jinai kaip ir surinkta, tik tais berods čia dar turi būti spiruoklės, kurios yra sudėtos štai čia. Tai realiai surenka, kad vizualiai pamatytum jaučiu ir kad būtų paskui vėliau lengviau surinkti atgal. Tai čia yra, kaip matau, žymės, tai kai dėsiu automobilį, bandysiu taip pat viską sudėti. Prikolas tame, kad diskatoriaus būt neturėjo, nes aš pats turiu lygiai tokią patį diskatorių, dabar Shax Performance uždėta. Bet man už tą pačią kainą įdėjo ir diskatorių, kuris kainuoja virš 300 eurų. Nu tai, ką žinau, skūstis labai negalima, manau. Tai vat, o šiaip jo, labai nice čia viskas atrodo. Viskas pilnai surinkta, ten sulygiuota, atrodo kaip vienas diskelis, bet ten yra 2. Tai netrukus išsiardysim tą sankabą gabaliukais ir pažiūrėsim, kaip jinai čia atrodo, bet gal pradžiai išsiskirsiu patį automobilį, kad išardęs galėčiau toj pat rinkti atgal, kol nepamiršau, kaip viskas buvo sudėta. Gerai, šiaip atrodo gražiai šitas dalykas. Čia turim centravimo įrankį, kuris čia turėtų įsistatyti, surenkant varžtus. Šiaip tie varžtai, kur sukas... čia smagračio varžtai bus. Šitie būtent. Tikiuosi turėsiu tokį didelę galvą, nes šiaip gan stipriai veržės tas smagratis. Bet jo, nice, su visais varžtais, su viskuom. Bolt-on, dėdė ir viskas. Aišku, ten dar dėžė biškį modifikacijų reikės, kad tilptų. Bet jo, labai, labai neblogai. Štai iš galo kaip atrodo viskas. Tvarkingai, viskas išfrezuota, nutekinta. Pats smagratis aliuminis, čia matau žiedas užpresuotas irgi jau iš plieno ar iš kažkokio kitokio metalo, nežinau tiksliai kokio. Tai pas juos, pas tą Adamat Performance puslapį galit nusipirkti tą sankabą, turi jie ten ir visokių kitokių dalykų, tai galit užeit pasižiūrėti. Šiaip šitą sankabą turėtų laikyti štuką 300 N, ten galima susirinkti ir dar stipresnę tą sankabą ir dar paprastesnę. Tai jeigu naudotume kitokį diskatorių silpnesnę, jinai ten laikytų štuką gal Newtonų. Galima sudėti šitos keramikinius andeklus ant šitų 2 diskelių, ten iš vis štukas 700 N tipo laiko, tai čia turėtų būti per akis. Tai va, turim pilnai išardytą sankabą,
smagratis, vienas diskelis, tarpdiskis, dar vienas diskelis ir diskatorius. Ir visi varžtai, tai čia visgi yra kažkoksai plieninis paviršius, ne aliuminis, aišku, kuris yra prisuktas ten iš galą. Ir jo, o dabar ką darysiu, eisiu pasimodifikuosiu dėžę, čia viskas sudėta, su spiroklytėm, su visku, kad šiek tiek slopintų tas vibracijas, vėliau į dėžę dar supilsim tirštesnį alyvą, kad kuo mažiau vibruotų, nes jau kadangi vienmasis smagratis, tai nebesugers tų vibracijų taip gerai. Smagratis uždėtas, dabar ką pasidarysim, tai nusiriebalinsim paviršių. Šitos varžtus irgi priveržiau pagal instrukciją, ten iš 3 žingsnių veržės, tai ten kem 9 Newtonai, šiam 5 ir 115. Tai žvaigždė suveržėm šituos. Turiu čia brake cleanerio ir galim biškį nuriebalinti, nes vis tiek po gaminimo lieka riebalų ir visas tas dalykas gali padaryti, kad sankabas lystų. Vis tiek sankabai dar reikės pridilt kažkiek kilometrų. Tai negalės važiuoti labai, ta prasme, agresyviai su ją, tokį labiau miesto režimo, kad jinai gautų pasidėvėti. Tai galime įsistatyti įrankį, kurie irgi suteikia. Čia sankabos centravimo įrankis. Teoriškai visą laiką reikia jį naudoti, bet kai surinkinėjai sankabos su vienu disku, galima nesunkiai atstatyti iš akies. Tai čia, kaip matote, ant diskelio šitoj pusėje yra iškilimas, o šitoj pusėje lygu. Tai iškelimas eina į dėžės pusę. Dabar čia su viena ranka kažkai sunkiai yra pataikyt. Tai va, uždėjom pirmąjį frikcinį diską. Jisai čia laisvai sukiojas. O dabar, ką, toliau dedam tarpdiskitą. Nežinau, kaip vadinas tą plokštę. Čia jo irgi šiek tiek bus reikalų uždėti, nes tokius spiroklės turi, ant kurių laikos va šitose tarpuose. Ir jo, bandysim gražiai viską surinkti. Tai va, kol kas taip atrodo, įdėjau tą tarpinį diską. Tai jisai laikos realiai tik ant tokių spiroklių dabar. Ir dabar, ką mums reikia dėti, reikia instaliuoti antivibracinės tokias spiroklės. Tai nežinau, ar čia matysis. Bet va, yra tokios spiroklytės. Tai šitas spiroklytės mums reikės kažkokiais būdais įkišti į 3 tokias vat vietas šį čia. Ir dar viršui ten vienas yra spotas, plus šitas tarpdiskis įsidėjo grinai, va, čia buvo pažymėta ir, nežinau, ar matos, bet ten taipogi yra rožiniai pažymėta, tai, va, irgi rožinis taškas, kadangi viskas yra balansuota kartu, tai reikia, kad susidėtų, va, tas vietas kaip žymėta, kad neatsirastų kažkokių papildomų vibracijų, kas yra labai nesveika variklio ir panašiai, tai pabandysiu dabar išsistatyti ten tą spiroklytę, dar yra tokios plokštelės, kurios čia va prisisuka, kad prilaikytų tas spiroklytės, kad neiškristų, kol įdėsim kitas. Ir jo, pažiūrėsiu, kaip čia gausis. Tai va, įdėjom vieną spiroklę, iš tikrųjų, su atsuktuvu labai lengvai įsistatė, dabar užsidėsiu tokią plokštelę ir tada sudedu kitas spiroklytės greitai, likusias 2. Tai va, įdėjau ir viršui tą spiroklytę, tai viena spiroklytė yra dar čia ir dar čia. Tai va, šitos dabar nusimsim, nusiriebalinsim vėl šitą paviršių, nes aš jį čiupinėjau. Užsidės antras diskas ir po to jau, man atrodo, diskatorius dedas ir bus viskas su sankaba, dar reikės dėžiai vieną dalyką padaryti. Nuėmiau tas plokšteles, tai dabar viskas atrodo normaliai, vat šitos vietos turi vizualiai atrodyti vienodai, lygiai, ta prasme, kad būtų flush. Tai taip ir yra, tai atrodo viskas sudėjau teisingai, o dabar kaip iškau nusiriebalinam ir dedam toliau. Uždėjom antrą diską, bet jisai neužsimauna, ta prasme, ant šlico, nes atstumė jį atgal, tai aš spėjau užsidėsiu dabar diskatorių, biškį prisisuksiu ir tada pasistatysiu ant šlico ir jau prisuksiu tada pilnai. Atsisukau dulkių apsaugą tam to riebokšlio, nes reikia šitą daiktą patrumpinti 5 mm, tai biškai jį pripjausim ir bus gerai. Uždėsim atgal ir galės viską rinkti į vietą.
dėžė uždėta, biškį buvo problemų su centravimu, tai reikėjo iš naujo padaryti, kadangi gan sunkiai vaikščiojo tas centravimo įrankis, neuždė dėžės. O dabar išsėmiau sankabos cilindriuką ir noriu išimti šitą reikalą. Čia yra restriktorius, kuris padaro, kad sankaba lėčiau atsileidinėtų, dėl ko galimai šiek tiek trumpiau gyveno mano sankaba buvus. Tai čia toksai labiau yra, kad toks švelnesnis vairavimas būtų. Na, man šito dalyko nereikia. Tai tarkim, jeigu važiuoja greitai, kali ten iš kokios 2 į 3, atleidai sankabą iškart dugną, tai primeskit, kad sankaba dar nėra pilnai atsileidus. Tai va šitą štuceriuką išsuksim, o vamsdelis iš automobilio įsisuks čia žemiau. Ir turėtų būti ledas. Tai va, išėmiau tą vožtuvėlį, jau įsidėjau ir sankabą nusiorinau, tai va ten viduje matot, kokią mažą skylutę tai yra. Tai čia yra tam, kad sankaba atsileidinėtų lėčiau. Ir jeigu yra daug kilovatų, ar šiaip jau sankaba netokia gyva, tai tapką spaudžiant ir jungiant pavarą ir vėl spaudžiant greitai dugną, ta sankaba dar nebūna pilnai atsileidus ir... Va, biški geriau matos, biški didesnės skylė negu per kamerą matęs. Tai jo, nebūna pilnai atsileidus, tai jinai praboksuoja kažkiek kas kartą. Ir tai trumpina sankabos gyvenimo. Tai va, šitą šuduką galite išimti. Ant kitų bimbalų būna kartais integruotas į patį cilindriuką. Tai ten su samarėzu galima išlupti lauk šitą vožtuvą ir turėti biškį staigesnę sankabą. Prasukom KM6 ant stendo, neblogi skaičiai, realiai 207 kW, 770 N. Šiek tiek esu užkimęs, nes po operacijos anginos, tai nekreipkite dėmesio. Tai kreivė irgi labai graži, va, kaip stalas viršuje laikos, užsipučia irgi ganėtinai anksti turbina, tai važiuoja tikrai labai neblogai. Kas irgi norit pasimapint, gan neblogai, gan pigiai, pas tokį jauną vaikinuką, tai galit, vat matot ekraną, galit nueiti Instagramą, pažiūrėti, ką jisai ten daro. Tai va, tikrai nebloga programa rašė, dūmų irgi ne kosmosas, važiuoja gan neblogai, daug korekcijų darėm, kol galiausiai va, gavus toks rezultatas. Tai jau gan ilgai iš tikrųjų važinėjau su šitą programą, tik tais taip ir nematau galios, nes vis būdavo kažkokių tokių mažų dalykėlių, kurias norėdavo pataisyti. Tai va, labai neblogai. Neblogas dizeliukas, toksai visai nelėtas KM6 galas. Aišku, visą laiką galima dar kažką patobulinti, bet kol kas tikrai esu patenkintas, nes tas turbakas, kuris dabar uždėtas, tai ties 2,4 baro, 2,7 kW, labai gerai, manau.